Žinai tą jausmą, kai jau susiruošiai miegoti ir prasideda. Nepadariau to, pamiršau aną, o dar šitas. Būtent šią techniką naudojasi Netflix. Jis sukuria tam tikrą įtampą, kuri pagerina įspūdį ir pertraukia pačioje įdomiausioje vietoje. O tada jau galime žiūrėti seriją po serijos, patenkindami poreikį žinoti, kas nutiko toliau. Ši įtampa veikia kaip kognityvinis signalas, primenantis mums, kad užduotį reikia užbaigti. Netflix statistika sako, kad net 73% žmonių per vieną prisėdimą gali serialus žiūrėti net 5 valandas. Ir tvirtina, kad žino, kada mes pasieksim lūžio tašką. Tikėtina, kad pabaigsim visą sezoną. Na pavyzdžiui, po 2 Breaking Bad serijos. Įveikti šią techniką nėra labai lengva. Todėl jeigu tu žinai, kad šiandien būtinai turi išsimiegoti ir negali užkibti ant šito kabliuko, rekomenduoju išmokti nutraukti serijos žiūrėjimą pačioje nuobodžiausioje vietoje. Kad ir kaip būtų gaila. Net jei tai bus serijos vidurys. Na nebent tau nereikia rytoj darbą, tai sėkmės ten su to 6 sezonu. O koks yra tavo Netflix laiko rekordas? Pasidalink komentare. Labai įdomu.